Ar mūsų žarnynas veikia kaip laikrodis, ar jau ima negaluoti? Kas yra normalu, o kas ne? Į šiuos ir kitus klausimus kaip tik dabar ir pabandysiu atsakyti. Mūsų žarnynas skirstomas į plonąjį ir storąjį ir priklauso virškinimo organų sistemai. Virškinimas prasideda burnoje, tęsiasi skrandyje, plonojoje žarnoje. Paskutinė virškinamojo trakto dalis yra storoji žarna, kurios ilgis apie 1,5 metro. Jeigu viskas veikia puikiai, žmogus gauna visas būtinas jam maisto medžiagas, nieko neskauda, nepučia pilvo. Tuštinimosi dažnumas yra individualus kiekvienam. Vienam normalu yra tuštintis 3 kartus per dieną, kitam 3 kartus per savaitę. Tačiau optimalu ir sveikiausia yra tuštintis 1-2 kartus per dieną. Tada suvirškinto maisto liekanos neužsistovi organizme. Tačiau būna dienų, kai jaučiamės nusilpę, raižo, pučia pilvą. Jeigu taip atsitinka labai retai, pavyzdžiui po šventinės vakarienės, nieko baisaus. Bet jeigu tokia savijauta, tokie nepatogumai kartojasi, tai gali reikšti ir rimtos ligos pradžią. O požymiai to gali iš pradžių atrodyti ir visai nekalti. Pavyzdžiui, pasikeitė tuštinimosi pobūdis. Tapo dažnesnis, norisi dažnai, bet pavyksta pasituštinti po nedaug, arba atvirkščiai. Viduriai užkietėjo, pasituštinti pavyksta tik kas kelintą dieną. Dar vienas signalas – neaiškus, neapibrėžtas pilvo skausmas. Taip pat gali būti ir kiti navikams dažnai būdingi simptomai. Išmatose yra kraujo, žmogus greitai pavargsta, jaučia silpnumą, pablogėjo apetitas, ima kristi svoris. Kartais kraujavimas būna slaptas. Jeigu netenkama vos kelių mililitrų kraujo per dieną, jie susimaišo su žarnyno turiniu ir žmogus gali nieko nepastebėti ilgą laiką. Taip išsivysto mažakraujystė. Bendrame kraujo tyrime jį atlikus rasime sumažėjusį hemoglobino kiekį. Kraujavimą taip pat gali rodyti melena, tai yra juodos kaip degutas ir nemalonaus kvapo, išmatos sunkiai nusiplaunančios nuo klozeto sienelių. Jos tokios tampa, kai kraujas virškinamajame trakte būna ilgiau nei 14 valandų. Tuomet jį paveikia virškinimo fermentai ir oksiduojasi geležis, kuri yra hemoglobino sudėtyje. Melena dažniausiai būna, kai kraujuoja iš viršutinės virškinamojo trakto dalies. Tačiau gali būti ir storosios žarnos, tai yra jos pradinės dalies vėžio pranašas. Kai kurie iš šių simptomų, kaip pavyzdžiui greitas nuovargis, gali klaidinti. Žmogus gali pamanyti, kad jis tiesiog per ilgai ir per daug dirba, o dar nuolatinė įtampa, stresas, kasdieninis skubėjimas. Ir net kai nustatoma mažakraujystė, dažnas vis tiek dar numoja ranką, sako, pavasaris, trūksta vitaminų. Bet šie požymiai, o ypač visi kartu, gali pranešti apie rimtą ligą. Todėl nesigėdykite, nueikite pas gydytoją, o jeigu ir neras jokios ligos, tai bent jau patars. Ir nuo šiol jūs tiksliai žinosite, ką daryti ir ko nebedaryti, kad būtumėt išties sveiki, kad žarnynas veiktų be sutrikimų ir susirgimų.